Turiu dažnai teisę atsikelti iš ryto be išankstinio plano, be išankstinio scenarijaus, kur scenarijus dėliojasi pagal situaciją. Ir dabar aš einu nesuplanavęs šituo keliu. Čia yra mano praėjimo per mišką kelias į kitą sklypą, kuriame irgi augo miškas, ir šiandienos scenarijų to nebuvo. Tai yra vyksta dabar. Ir šitas pokalbis vyksta dabar ir pati mintis eina apie tai, apie tą laisvą suvokimą, laisvą protą, neužterštą protą, kaip aš jį vadinu, tiesiog ateiti į šitą laukymę. Norėjau tai padaryti, atsisėsiu ant ganėtinai didelio kelmo, kad galėčiau su tavim pasidalinti tam tikrom įžvalgom. Matau žibutes, matau bundančius medžius, matau tą gamtos grožį, kuris yra aplinkui. Ir tas grožis ir viskas kitkas čia nėra suplanuota. Tiesiog šiandien taip yra. Tai dabar esu čia, stebėdamas tą žydrą dangų pirmadienio rytą po bėgimo mišku, po ankstyvo pokalbio, po ankstyvo rytinio atsikėlimo ir dienoraščio rašymo, minčių dėliojimo, kas yra man svarbu, kaip aš matau tą pasaulį, kaip aš jaučiu tą laisvę. Ir šitie eksperimentai su scenarijaus nebuvimu iš ryto yra susijęs su mąstymo transformavimu, kaip mes sugebame atsijungti nuo tų programų, kurios sukasi pas mus iš ryto. Rytinis pokalbis šį kartą buvo su dukra, vyresnėje mano dukra, jai 27 metai, nes jinai gyvena sisteminėje gyvenimo dalyje, suvokdama ir išaugusi, suprasdama tą pasaulį, tai kas jai įdiegta, kokios programos įdiegtos. Ir ta mintis buvo parodyti jai, kad jinai pamatytų ramybę, pasižiūrėtų pro langą į tos tolius, išeitų aplink trobą, pavaikščiotų toje gamtoje, toje paukštelių, tame čiulbėjime pabūtų, tuose kvapuose, toje ramybėje, tame vėje pirmadienį. Tai yra visiškai ne tas scenarius, kuris pas ją būdavo, darbas, rūpesčiai. Ir aš paklausiau, tai kokios programos pas tave sukasi atsikėlus iš ryto, jos sukasi tos įdiegtos programos. Tai yra rūpesčiai, ką aš darysiu, kur aš eisiu, kaip čia dabar reikės vieną ar kitą reikalą įsispręsti. Ir žinai, kas yra, tos programos užima visą tavo laiką buvimo ir suvokimo apie save. Tai kadangi aš nagrinėju žmogaus laisvės, aukščiausios gyvenimo kokybės temas, kaip aš galėčiau gyventi aukščiausią kokybę, pritaikyti savo, aš matau, kaip tos programos veikia, ir tos programos veikia man. Parašytas scenarijus tų programų. Tu iš ryto atsibudęs prisijungi prie jų. Tu darai kažkokį automatinį veiksmą, eidamas valytis dantų, eidamas ruošdamasis rūbus, vėluodamas kažkur tai, kažkokie tai rūpestėliai, ir aš buvau tame anksčiau, dabar aš matau per dukrą, kad jinai tenais yra. O kad aš patirčiau laisvę, aš turėjau pakeisti tą mąstymo elementą ir išeiti visiškai kitą suvokimą per veiksmus. Tai yra neturėti tokio scenarijaus. Tai kai scenarijus yra rašomas tuo momentu, kaip tu išjauti. Man tai ne vienus metus užtruko, kad aš suprasčiau, kaip čia kas veikia. Ir duoda tai man laisvę. Laisvę mąstyti ir matyti tikrą pasaulį. Maksimaliai tikrą, kiek aš suvokiu pagal dabartinę savo sąmonės būseną. Ir tai yra gėris. Tada tie matymai to realaus pasaulio, kai programos yra tos įdiegtos programos,
Įdiegtos tai yra auklėjimo, visuomenės, socialinės, tos standartinės programos, jos veda mus dirbti, taupyti, veda mus paskolas imti, šeimas kurtis, gyventi tokį gyvenimą, kur jis yra labai ribotas. O man patinka patirti laisvę. Man patinka patirti laisvę ir vidinę, ir išorinę, ir pasižiūrėti, ir eksperimentuoti su tuo. Tai dėl to scenarijaus nebuvimas man leidžia turėti gerą jausmą vidinį. Aš per tai susiformavau per visus šitos elementus toj programui savo, kurią pritaikau savo ir pritaikau kitiems žmonėms, atskleidžiant save, savo autentiškumą. Kai tas programas, kurios tau reikalingos, susikuri pats. Kai scenarijų, kurį dabar eigoje, aš čia atėjau eigoje. Eisiu toliau daryti dalykų, kurie jau kai kurie pagal scenarijų, bet kiti irgi ne pagal scenarijų. Tai duoda tas patyrimas, scenarijaus nebuvimas, laisvės pojūtį. Ko labiausiai dabar trūksta žmonėms. Jeigu tau atrodo, kad tu turi laisvę, nes turi galbūt pinigų ir galėti neiti į darbą, tai jokiom aplinkybėm tai nėra. Nes viduje sukosi programos, kurios neleidžia mąstyti laisvai, jausti tą pasaulį ir matyti kitokias galimybės. Kai sukasi programos, kurios yra įdiegtos, mes nematom galimybių, kurios turbūt susijusios su mūsų prigimtimi. Mes nesijaučiam geriausiai. Jokie psichologai nepadės tau spręsti tavo jokių dvasinių reikalų, jeigu tu nebūsi laisvas vidumi, savimi ir būdamas švarus. Protas įjungia programą. Čia kaip kompiuteris. Įsijungia programas, kurios mums yra skirtos. O aš jas nulaužinėju tos programas. Aš jas trinu ir stengiuosi, kad tas ryto tas laikas ir ta programa būtų visiškai švari. Kad aš susikurčiau pats savo kodą to gyvenimo, tos dienos, to elemento. Ir praktiškai tai vyksta tik tai toje dienoje. Aš nežinau, kas rytoj bus, kaip tai rytoj susidėlios viskas. Palieku tai ateičiai, aš negarantuotas dėl rytdienos, kad aš ryte atsikelsiu. Jokių garantijų nieko nėra. Tiesiog gyvenu ir kai visi dabar sako dabartyje gyventi, net nesuvokia, ką tai reiškia tas dabartyje gyventi, tai aš iš esmės jau taip gyvenu. Gyvenu susiformavęs tokį gyvenimą. Paprasta, kuklų, bet labai įdomu. Ypatingai įdomu. Kaip tyrinėtojas, kaip mokslininkas, kaip atradėjas aš jaučiuosi šitoj vietoj ir mane tai užpildo. Užpildo tai, kad aš matau tame prasmę, toje beprasmybėje, kaip aš vadinu. Aš matau prasmę gyvenimo kiekvienoje dienoje, gyventi gyvenimą ir jį čiupinėti, pjūvis darytis to gyvenimo, būti veikloje, turėti aukštą energiją, turėti pozityvumą, turėti daug jėgos psichinės ir tvarkytis su savo sielos poreikiais. Tai čia yra tai, kai tu neveiki pagal scenarijų, kuris iš anksto surašytas. Kad tai pasiekti ir kad tai suvokti, galiu tai pasakyti, 0,1% žmonių gali iki to dasikapstyti. Tai yra labai didelis procentas, nes jos neleidžia tos programos suvokti net tokios galimybės. Tai kaip galima be scenarijaus ir atsikėlus negalvoti apie kažkokias sąskaitas, rūpesčius, šeimas, mokesčius, vaikų vežimus į darželius ar kažką tai panašaus. Jau neleidžia, iš karto užblokuoja. Ir tokie momentai yra, kai išeina žmonės ar iš darbų, ar iš kažkokių programų, kaip aš vadinu, kurios yra jau įprastos, prasideda panika. O kaip čia dabar bus, kaip nesaugu, kaip tai yra, aš lyg tai kaip jau nebepriklausau kažkam tai. Ir tos programos verčia grįžti atgal tave ten pat, kur tu buvai. Užtikrinti saugumą, aiškumą, kad viskas būtų žinoma. Nes nėra scenarijaus, nėra jokio aiškumo. Tu praktiškai esi kaip ir atradėjas tos dienos. Čia gaunasi kaip vaikystėje, tu kiekviena diena tau kažkas yra naujo. Tu kiekvieną dieną patiri. Tai aš prilyginčiau netgi vaikystės potyriams, kai aš džiaugiuosi, kai aš noriu eiti daryti dalykus, nes aš nežinau tiksliai, kas manęs laukia. Kai tu racionaliai susidėlioji, kaip dabar visi moko išnaudoti efektingai tą laiką kažkam tai čia toks robotizmas ateina vėl tų programų, kad tu privalai kažką tai išnaudoti kažkaip tai. Aš tą laiką priimu kaip galimybę pasižiūrėti savo viziją, ar atitinka tai, ką aš darau, mano vizijai. Tai yra, kaip aš noriu jaustis visų pirma šitam gyvenime. Ir kūniškai, ir psichiškai, ir dvasiškai. Ir aš tą laiką taip dėliojasi, bet pas mane nėra racionalumo tokio, kuris yra sudėtas į lentelę Excelio, kad dabar štai taip turiu padaryti, produktyvumas būti, nežinau, robotams, vergams taip sudėta, produktyvumas kažkoks. Tai yra apgauja, tai yra tos programos, kurios neleidžia tau pajausti gyvenimo.
Tai nereiškia, kad tu turi gyventi taip, kaip aš gyvenu. Visiškai nieko nereiškia, bet būseną tokią patirti, aš manau, kiekvienam žmogui yra būtina. Bet kadangi tai gali labai nedidelė dalis žmonių, tai tiesiog tai neskirta visiems. Dėl to čia tik išskirtinai žmonės, kurie galbūt iš praeitų patirčių turi galimybę suprasti tai, jie gali tai patirti, nes tai yra aukščiausia kokybė, kur mes einam už suvokimo ribų, kai mes atidarom kitas galimybių duris į gyvenimą ir tas materialumas jis iš esmės labai nublanksta. Čia daugiau gaunasi toks dvasinis patyrimas, kuris yra toks stiprus, kad tu turi džiaugsmo tokį gyvenimo, nes tai nematerialus džiaugsmas yra, kur tu jauti kaip žmogus, o dvasinis džiaugsmas iš esmės džiaugiasi siela. Ir jinai džiaugiasi ilgalaikį perspektyvą ir nelieka jokių šalutinių pasiekmių, kaip pavyzdžiui daiktų nusipirkus automobilį, ar butą, ar namą, ar sukūrus ten šeimą, susiradus draugę ar draugą ar panašiai. Ta prasme, tai yra laikina, viskas nublanksta, viskas praeina, bet pasitenkinimas, kad tu gyveni pagal savo prigimtinius poreikius. Kad tu atrandi kažkokias paslaptis, kurios yra už materialumo ribų. Tai yra jau čia tas aukštasis pilotažas gyvenime ir duoda ypatingai gerą jausmą. Toliau eisiu be scenarijaus, kai kurie elementai scenarijaus atsiras, bet jie yra būtini, nes tiesiog yra susitikimai, susitarimai, kuriuos aš turiu padaryti, bet jie yra kažkada tai vėliau. Ir taip kiekvieną dieną aš pasidarau kaip didžiulį atradimą savo. Kiekvieną dieną kaip atradimą. Primindamas savo, laikas yra ribotas. Ir turiu kiekvieną dieną mėgautis tuo, ką darau, ką kuriu. Jie yra sunkumai eiti per sunkumus, spręsdamas juos. Jie yra džiaugsmas, džiaugdamasis tuo. Neliūdėdamas, kad kažko tai neturiu. Ar kažkas vyksta ne pagal mano planą. Viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Ir aš turiu tai, kas man priklauso, ką aš turiu turėti. Nei daugiau, nei mažiau. Šitoj vietoj, kad aš galėčiau patirti šitą pasaulį, aš turėjau eiti per savęs stiprinimą. Fizinėme lygmenyje, psichinėme lygmenyje, o po to eina į sielos lygmenis. Tai pirmas etapas, kuris reikalingas ir tau, sprendžiant savo problemas, yra fizinis lygmuo. Kai tu susitvarkai su savo kūnu, kai tu tampi savo pats toks, koks nori būti, tada gali daryti kitus elementus, eiti atskleidinėti pasaulį ir šitam gyvenime žibėti. Būk stiprus.